Aš šventas Germanas, siunčiu tau dangiškus linkėjimus su Omatas At. Mylimas žmogau, nuostabes, transformuojančias energijas dėl tavęs esu paruošęs, nes žinau, kad tau žemės dolume yra sunku ir žinau, kad valymas nuo šių energijų tau visada naudingas. Violetinė liepsna švyti mano energijose. Ji pakviečia tave išvalyti nuo visų struktūrų, kurios paskutinėmis dienomis tave apsunkinau. Tai violetinė liepsna, kurią aš tau šiandien atnešu. O tam, kad tu šias transformacijas galėtum patirti reikalingame gylyje, prašau tavęs, aš, šventas Germanas, įkvėpti į save meilės šviesą. Atlik tai su dėmesingumu ir leisk tekėti jai tiesiai į tavo širdį. Ten susijungsi su savo siela ir iš ten išsiplėsi tiesiai į savo širdį, o iš savo širdies į širdies centrą. Jaus, kaip energijos keičiasi, kaip tu esi pakeliamas, kaip tavo mintys nutyla, o tavo širdis vis labiau ir labiau nubunda. Koncentruokis į meilę ir pakviesk pas save savo vidinius pagalbininkus tam, kad tave palydėtų. Nes transformacijos veiks kiekviename tavo auros sluoksnyje. Dabar aš leidžiu susikurti violetiniai liepsnai. Jie išsiplečia tiesiai prieš tave. Susikuria tavo kūno dydžio. Didžiulį violetinį liepsną. Ir jei tu esi pasiruošęs tuomet, vienu giliu įkvėpimu įženk į šios liepsnos vidurį, kuris randasi prieš tave. Tuojau pat energijos pradeda suktis ir tave, tavo kūną, tavo aurą švelniai apsupa. Atsipalaiduok ir paleisk. Nes viskas, kas tave apsunkina, bus transformuota. Violetinė liepsna teka per tavo aurą kiaurai. Energijos valo kiekvieną sluoksnį atskirai. O tu atsipalaiduoji su kiekvienu nauju įkvėpimu vis labiau ir labiau. Vis labiau tu jauti, kaip tau tampa lengva ir vis lengviau. Tavo pečiai palengvėja nuo visų sunkumų, kuriuos tu neši ir kurie tau nepriklauso. Pradeda violetinė liepsna veikti tavo emociniam lauke, valo sužeidimus ir juos transformuoja visus, kuriuos tu bet kada pajautęs esi. Galimai tai seni modeliai, kurie vėl ir vėl atsinaujina, kuriuos galbūt tu manei, kad nutraukė.
Visa tai violetinė liepsna transformuos. Šventas Germanas uždega violetinę liepsną ir ji išvysto savo pilną jėgą. Tu jautiesi maloniai šiuose transformuojančiose energijos ir tu žinai, kad jie veikia tavo aukščiausiai pilnatvei. Transformuojančios energijos įteka į tavo fizinį kūną ir veikia ten, kur tu turi sukietėjimus, o gal ir skausmą. Ji pašalins struktūras taip, kaip šiuo momentu tau gerai ir tikslu ir tinkama. Taip, kaip leidžia tavo siela. Ir toliau veikia violetinė liepsna dėl tavęs, todėl paleisk. Paleisk ir vėl paleisk viską iš savęs į išorę. Ir toliau paleisk. Leisk viskam nutekėti, leisk, kad visą negatyvą ir visas blokadas surinktų violetinė liepsna iš tavęs. Tavo vidiniai pagalbininkai reguliuoja energijas. Aš dar palaikau šias energijas, todėl stenkis paleisti visą susikaupusį negatyvą. Galbūt tu jauti palengvėjimą. Atsipalaiduok. Ir leisk viskam nuslysti, kas tau nepriklauso. O dabar šventas Germanas prašo tavęs išeit iš violetinės liepsnos lauko. Nes dabar padėsiu antspaudą tavo namų įėjime. Kiekvienas žmogus, kuris įeis pro tavo namų duris, galės įgauti energetinį valymą. Ir tu, kai grįši namo, galėsi patirti energetinį valymą tokiu būdu. Kolektyvinės energijos galės likti už durų. O tu įžengsi į savo namus su švariu energetiniu apdaru. Šventas Germanas dabar aktyvuoja violetinę liepsną tavo namų įėjime. Ji įtvirtinta ir išlieka. Ir būtų gerai, jei tu kartas nuo kartų pakviestų mane, aš galėčiau šią liepsną perpildyti su nauja energija tam, kad ji galėtų toliau tau tarnauti ir pagelbėti. Aš matau tave. Aš matau, kad paliko tave įtampą, o tu jautiesi geriau nei pradžioje. Todėl žinau, kad aš gerai dėl tavęs suveikiau ir viskas įvyko. Įvyko tavo aukščiausiai pilnatvė.
dabar aš atsisveikinu pilnas meilės ir dėkingumo su tavimi ir dangiškais linkėjimais su Anaša.